Šiandienos Evangelijos girdime labai stiprus Jėzaus žodžius. Kas norėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūna visų vergas. Jėzus dar kartą praneša mokiniams apie savo kančią. Jis sako, kad bus išduotas, atmestas ir nužudytas. Sustokime akimirkai. Kodėl Jėzus leidžiasi išduodamas? Kodėl nesigina? Kodėl nekovoja už savo tiesą, savo poziciją, savo valdžią? Nes Kristus neatėjo nugalėti jėgą. Jis neverčia nieko priimti savo tiesos. Jis negina savo ego. Jis nenori šitame pasaulyje turėti kažkokią poziciją. Jis nugalės pasaulį meilę. Jis mylės iki galo visus, net jei tai kainuos jam gyvybę. Ir būtent to jis nori išmokyti savo mokinius. Jo planas nėra sėkmė, ne karjera, ne dominavimas. Jo planas yra meilė. Tačiau Jėzus iš karto parodo, kad meilė nėra kažkas saldaus ir lengvo. Meilė kainuoja. Meilė reikalauja mirti savo egoizmui. Ir būtent to mokiniai dar nesupranta. Jėzus kalba apie gyvybės atidavimą, o jie tuo metu galvoja apie vietas ir valdžią. Du iš jų prašo vietų jo dešinėje ir kairėje, tai reiškia, jie prašo valdžios, o kiti pasipiktina. Ne dėl to, kad jie mąsto neteisingai, bet todėl, kad patys irgi norėtų būti svarbus. Graži bendruomenė. Bet jei būsime nuoširdūs, pas mus dažnai yra taip pat. Bažnyčioje nuolat girdime apie meilę, vienybę, atleidimą. Priimame Eucharistiją, komuniją, meilės ir bendrystės ženklą. Išpažintyje gauname atleidimą. Visa liturgija, visa, ką darom bažnyčiai, kviečia mus gyventi meilę. Visas maldas, tekstus, tekstai, Dievo žodis. Ir vis dėlto lūpose meilė, o širdyje piktis. Lūpose vienybė, viduje konkurencija. Lūpose nuolankumas, o viduje troškimas būti svarbiam, pastebėtam, įvertintam. Kodėl? Nes vis dar kovojame dėl savo vietos šiame pasaulyje. Dėl pozicijos, dėl pripažinimo, dėl valdžios. Galbūt todėl taip dažnai nemylim vienas kitą ir taip lengvai ateina noras bartis, aiškintis, atsisakyti kito. O Jėzus aiškiai sako, jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, viešpatauja joms ir jų didžiūnai primeta savo galią, bet tarp jūs taip nebus. Kas norėtų tapti didžiausias, tarp jūsų tebūna jūsų tarnas, o kas norėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūna visų vergas. Juk ir žmogaus sūnus atėjo ne, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Didybė Jėzaus akyse nėra tai, kad tau tarnautų kiti, bet tai, kad tu mokėtum tarnauti. Ne dominuoti, bet mylėti. Ir galbūt būtent tai yra sunkiausia. Nustoti statyti save kitų sąskaitą ir pradėti iš tikrųjų atiduoti gyvenimą. Taip kaip jis. Palaimintos jums dienos.